Šiandieną dalyvau laidos Lūžio taškas filmavime ir kadangi teko eteriu dalintis dar ir su gydytoju, kuris tikrai pasakė labai daug vertingos informacijos, jaučiuosi nespėjęs pasakyti tai, kas man atrodo aktualu ir svarbu šioje temoje - priklausomybių. Taigi, sakau tai dabar, klausykitės. Potencialą tapti priklausomais turime absoliučiai visi. Žmogaus tokia prigimtis - priklausyti kažkam, priklausyti šokių, genčiai kažkokiai, tai bendruomeniai, politiniai partijai, religiniai organizacijai arba tenais kažkokiai tai sektai. Mes visi norime priklausyti kažkam, nes būtent būdami su kažkuo mes tampame tarytum saugus, mes jaučiamės, kad mes esame svarbus, reikalingi ir visa kitka. Tad realiai mes visi esame priklausomi. Kitas dalykas yra klausimas, kodėl vieni žmonės, pavyzdžiui, priklausomi nuo sporto ir sveikos gyvensenos, o kiti yra priklausomi nuo narkotikų arba svaigalų ir visų kitokių dalykų. Dar aišku, yra ir treti, kurie priklausomi nuo religinių, nuo priklausomybės tiesai arba dar visokiams kitokiams ideologijams. Visa tai atsiranda tik tais dėl vidinės abejonės savo jėgomis. Jeigu mums atrodo, kad mes esame ne kažką, mes netitinkame kažkokių standartų, mes kažkur tai nesam pakankami ir visa kita, iš karto atsiranda priklausomybės potencialas. Žinote kodėl? Dėl to, kai tu jautiesi silpnas, kai tu jautiesi nepakankamas, kai tau atrodo, kad tau reikia nertis iš odos, kad atitikti kažkokius standartus, tas visas dalykas, nori ar nenori, tavyje pagimdo nuovargį. Vieną dieną tu jautiesi toksai išsekęs ir pavargęs ir tu viskas užkniso, atsibodo, tu nebenori to vis dalyko ir tada atsiranda saldusis atsijungimo noras. Atsijungti. Taip, dėl to žmonės panardina savo nosis į visokiausius kompiuterinius žaidimus arba serialus, todėl panardina žmonės savo pinigus į visokiausius lošimus ir taip toliau. Todėl žmonės kartais pradeda matyti, kad tik tais tada, kai pakels tą štangą, tik tais tada, kai nubėgs tiek 100 kilometrų, tada jie bus, nes iki tol jie, ir va tada prasideda tas visas stengimasis, stenėjimas, baubimas ir noras būti kažkur daugiau negu tu esi. Atitinka ir politika, ir ten verslą, jeigu tenais turi patologiją tapti turtingų žmogum, nes jeigu tu turi mažiau turto, tu esi nepakankamas. Ir taip kaip, pavyzdžiui, opiatams priklausomi žmonės bijo abstinencijos, nes abstinencija, kai ateina, tu jauti labai tokį fizišką didžiulį diskomfortą, kuris yra žiauriai nesmagus. Taip, kai kurie milijardieriai, turėdami tik kelis milijonus sąskaitoje, jie pradeda dūsti, jiems atrodo, tai yra siaubinga būsena. Ir visas tas siaubingumas yra už tai, kad tu jautiesi tuščias, niekas, kad tu visiškai niekam neįdomus, sužlugęs žmogus. Ir tada atsiranda jausmas, kad tu esi atskirtas, tu nebepriklausai niekam. Ir tada priklausomybės, ar tai bus narkotikams, ar tai ten komanda ir palaikymus ir galių, ar dar kažkur tai atsiranda tokia didžiulė. Ir tada atsiranda tas visas dalykas, kas vadinasi priklausomybės. Ir galime priklausyti teroristiniam organizacijom, galime priklausyti sektoms, galime priklausyti dar visokiams kenkėjiškoms organizacijoms, grupėms ir visa kitka. Bet reikia visų pirma įsigilinti, o kodėl tas žmogus nori būti priklausomas. Katroje vietoje mes jį atstumėme, katroje vietoje mes neįsigiliname to žmogaus poreikius, o galbūt mes ignoravom, galbūt mes iš jo tyčiojomės, galbūt mes įtinais visai mobinom ir visą kitką. Ir tada tas žmogus nebeturi kito pasirinkimo, kaip eiti pas tuos, kurie ištiestom rankom pasakys, ateik, tu vienas iš mūsų, jėga, tu pas mumis, dabar tu mūsų šeimoje. Ir būtent tai ir yra pagrindinė priklausomybių šaknis, iš kurios ir gimsta visokie dalykai. Būtent tada žmonės įsivelia į visokiausias tenais organizuotas nusikalstamumo grupės. Ir žmonės klausia, tai kodėl tu su jais buvai, kodėl tu darai? Jie sako, nežinau, galbūt todėl, kad aš juos draugais laikiau, galbūt todėl, kad jie sakė, kad tu esi vertingas, tu vienas iš mūsų esi. Ir va,
buvau draugė su jais, gyniau juos, jų interesus, atstovau jų poreikius, dėl to, kad aš maniau, kad tai yra mano šeima, mano draugai. Ir vat būtent tai ir yra pagrindinė priklausomybės priežastis. Ir aš niekaip nepavargsiu kartoti ir kartoti ir kartoti to paties per tą patį, kad visa tai gimsta tik tais dėl emocinio intelekto deficito. Kai žmogus savo neleidžia jausti, tada jisai pradeda tą dalyką ignoruoti, užgniaužia savyje ir sako, aš to nejaučiu, manyje to nėra. Taip? Ir tada jisai nukreipia savo žvilgsnį į išorę. Tai reiškia, jeigu aš jaučiuosi blogai, tai kaltas tu. Jeigu aš jaučiu diskomfortą, tai kaltas tas, anas ir tas. Arba ta. Ir visas tas dalykas yra būtent apie tai. Kaip ir, pavyzdžiui, pavydo jausmas. Kas yra pavydo jausmas? Galim pasakyti, kažkas netaip pasielgia ir dėl to aš turiu teisę jausti pavydą. Ne, pavydo jausmas yra, kad kažkas neteisėtai iš manęs atima, aš patiriu netektį ir dėl to man skauda, kad su manim neteisingai pasielgia. Ir dėl to aš noriu kažkam tai tenais į atlapus kibti ir nubausti tą žmogų, kuris išdrįso pasikėsinti tai, kas man priklauso. Nes be to, kas man priklauso, aš esu niekas. Aš, pavyzdžiui, visą laiką galvoju, ar apsimoka būti su žmogum, kuris jūs nepasirenka? Ar apsimoka būti su žmogum, kuris jūs sabotuoja, žemina ir visą kitką? Tegu tas žmogus eina velniop. Ką man toks žmogus reikalingas? Tai kodėl žmonės vis veliasi ir veliasi tokius santykius? Tas pats, pavyzdžiui, kaip aš pastebiu, kai kurios moteris mėgsta šnekėti apie tus narciziškus vyrus. Jos taip ir šneka, ir vienas narcizas, ir antras narcizas, ir trečias narcizas. Vien tik narcizai aplinkui. Ir tada kyla klausimas, o tai kaip tu tuos narcizus atrandi? Kodėl tu su juos susiveli? Yra krūva moterų, kurios gyvenime nėra mačiusios gyvo narcizą savo gyvenime. Kodėl? Todėl, kad jos turi savivertę. Kai jos pamato kažkokius tai išsibalansavusius savo vertybėse žmonės, jos, turėdamas savyje balansą, tiesiog apeina juos. Tai nebūna dažnų, nebūna susikalbėjimo, nebūna jokių bendračių, bendrystės ir nesusijungia. Bet kai yra didžiulis išsibalansavimas savivertėje, tą savivertės išsibalansavimą labiausiai atspindi kas? Būtent narcizai. Nes jeigu žmogus pats save duchina, žemina visai, kitaip tenais voliuoja po purvus, bet sako, aš to dalyko nedarau, aš čia normaliai save mobinu, kultūringai. Tada vieną dieną žmogus suranda gyvą žmogų, kuris su juo pradeda taip elgtis fiziškai. Ir tada, volia, mes turime rezultatą. Ir kas įdomiausiai, kol tokia moteris arba vyras, kai būna su narciziška moterim, nepakelia savo savivertės, tol ir sekantis, ir trečias, ir ketvirtas, ir penktas, ir šeštas variantas santykių bus grinai toks pat. Tas pats dalykas su priklausomybėmis. Tu gali mesti alkoholį, bet tada, jeigu tu peršoksi ant sporto, arba ant verslo, arba ant ten, nežinau, greito, agresyvaus vairavimo, ar to paties parašutizmo, arba nardymo, arba dar kažkas, kas vėl ekstremaliai. Vienas tu nuo priklausomybės net neišsilaisvinai. Tu joje likai tiesiog pakeitei formą. Ir viskas. Tik tais tiek. Ir jeigu žmogus sako, aš esu ten alkoholikas visą likusį gyvenimą, nereikia šnekėti alkoholikas visą likusį gyvenimą. Sakyk, esu priklausomas nuo priklausomybės. Esu priklausomas nuo noro priklausyti. Nes be to, ką aš gaunu iš tų grupių, iš tų veiklų, iš tų substancijų, chemijų ir visą kitką, be viso šito aš jaučiuosi nepakankamas. Nes kai mane atsiranda pilnatvė, kai aš tiesiog sėdžiu, sakau, gyvenimas nuostabus, man nieko netrūksta, aš turiu visko daugiau negu pakanka.
toksai žmogus niekados nepapuls į jokias priklausomybės, nes jis jau yra pilnas, jam nereikia. Kaip mes esam, pavyzdžiui, priklausomi nuo degonės, ne? Tik paimk pašalink degonį iš kambario ir mes iš karto nebegalvojame apie nieką kitą, kaip gauti dar degonės gurkšnį kvėpti, nes mums to reikia. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, būtumėm tie visi kaip ichtiandrai, kurie gali alsuoti ir po vandenį. Iššoki vandenį, neliko oro, bet vandenį degonį ištrauk, alsuoja ir viskas tau yra dzin. Dėl to, kad pas tai nėra priklausomybės orui, tu degonį gauni dar ir kitais būdais. Tai va, būtent tas dalykas ir yra pagrindinis akcentas, kas turėtų būti klibinamas visose priklausomybės temose. Žiūrėjau šį dabar tokią pokalbių, diskusiją, nežinau kaip tenais įvardinti tą vis dalyką. Nu, žodžiu, tenais Seimo protingi dėdės ir tetos susirinko, kad aptarti priklausomybių kalėjimuose situaciją. Ir jie kalba apie tą vis dalyką, labai daug įdomių dalykų išgirdau tenais. Tikrai rekomenduoju pažiūrėti, aš dalinausi savo puslapyje, Debesų pievos piemuo, tuo linku, tos visos laidos. Ir pagrindinis dalykas, ką aš noriu pasakyti, tenais buvo kalbama vėlgi apie, kad papuola narkotikai kalėjimus, kad žmonės nenori tų narkotikų atsisakyti, kad jie vartoja. Bet kai buvo kalbama, o ką galima su tuo dalyku padaryti, pasakė, narkotikų vartojimo, svaigalų vartojimo konsultantų trūkumas, psichologų nėra žmonių, kas su tuo dalyku dirbtų. Ir visa tai jau kalba apie esamą kalėjime situaciją, apie įtampą. Kiekvienas žmogus, ypač psichologai, jie ateina, apsižvalgo ir pagalvoja, aš nesiruošiu savęs žaloti. Ta alga, kurią man mokės, nesugebės kompensuoti to, ką aš neteksiu, būdamas tokioje darbo vietoje. Ir dėl to psichologas, ypač jeigu geras psichologas, iškart jisai pajaučia, kokia tai yra toksiška ir žalinga aplinka, ir jis apsisuko ir nešdinasi iš ten. Ir joje gali likti tik tais du tipai. Vienas, tai yra nuteistieji, kurie neturi jokio pasirinkimo, jie ten strigę. Kai kurie strigę metams, kai kurie 10. Jie tiesiog yra ir turi kiekvieną dieną su tuo dalyku kovoti, tvarkytis kažkaip tai. Ir nieko keisto, kad jie pasirenka tiesiog padaryti tą tokį escape'ą, pabėgimą iš tos situacijos per narkotikus. Pum, suvartoja, viskas atsijungia, tu nebejauti tos įtampas, nebejauti to košmaro. Ir kitas tipas yra darbuotojai. Taip, dalis yra nuostabus, atsidavę valstybei. Kita dalis yra tų, kurie savo yra uždraudę jausti. Jie tiesiog nejaučia tos įtampos, jie tiesiog nejaučia toksiškumo. Žinote, kaip yra žmonės, kurie gyvena tokiuose toksiškose, naudingose sąlygose, bet jie tiek ilgai gyvena ir jie pripratę prie to, jiems tai yra norma. Jie net neįsivaizduoja, kad galima jaustis gerai, nes jie visą gyvenimą nuo pat vaikystės jautėsi blogai. Dėl to jie ateina į tokias darbo vietas, jiems čia viskas tvarku, jie nenori nieko keisti. Kai atsiranda kažkas, tai tokių, kurie sako, reikia keisti ir daryti kitaip, nes tai yra nežmogiškai, jie sako, ei, tu ką, čia tu nusišneki, viskas čia normaliai pas mumis. Jiems tai yra norma. Jie nieko keista. O tokie žmonės, kai ten būna, jie mato, kad ten keisti nieko nereikia, kad ten viskas normaliai. Nuteistieji čia tie degradai, kuriuos reikia bausti. Juos reikia visaip laužyti už tai, ką jie padarė. Jie nusikaltėliai yra. Jie turi atkentėti, kalėjimas turi būti bausmė. Ir per tuos metus, ko jie ten sėdi, ko jie narkašinas ir visais kitais būdais bando pabėgti iš to kalėjimo. Iš šito kalėjimo dabar jie bėga, nes fiziniai kūnai lieka tenais uždaryti. Kai jie praktikuoja tą visą pabėginėjimą iš ten per svaigalus. Ir kai ateina laikas juos paleisti į laisvę, jie išeina kaip visiškai užzombinti, mankurtai, neturintis savyje jokių jausmų, jokios empatijos, jokios užuojautos. Ir kaip jūs galvojate, ką tie žmonės yra pasiruošę padaryti? Negali padaryti bet ką. Ir žinote, kas įdomiausia? Už visą šitą eksperimentą mes, aš ir jūs visi
kiti per mokesčius susimokame. Mes visi susimokame, kad būtų tie dalykai daromi kalėjimuose ir tie nuteistieji išeitų tokie, kokie jie išeina, kad paskui daryti tuos nusikaltimus ir vėl, nes jie išeina nužmogėję, jie išeina praradę ryšį, jie išeina susibendravę, susibendrinę su tais tokiais besėliais, tokiais žmonėmis. Ir tai vėlgi čia, matau kartais komentaruose žmonės pasako, kai aš pasakau besėliai, tai tarytum aš čia nusprendžiu, kad žmogus neturi sielas. Kaip taip gali Kęstas sakyti, kad žmonės neturi sielos, vieni su siela, kiti be sielos. Tai čia tas pats dalykas, kaip ir sakyti, žmogus beprotis. Tai nereiškia, kad pasigalvoju nėra smegenų. Tai reiškia, kad jisai smegenų savo nelavino ir jo protas nėra išsivystęs. Jame nėra aštrumo, jame nėra gilių minčių, suvokimų, savokų, nėra interpretacijų galimybių vien dėl to, kad jis to nelavino. Tai nereiškia, kad jis neturi proto, bet jo protas yra toks nulinis, nes jis niekada nebuvo vystytas, niekada nebuvo augintas, lavintas. Tas pats dalykas ir su siela. Žmogus, kuris turi sielą, tai jis yra jaučiantis, sugebantis suprast, kas vyksta jame, sugebantis įvardinti tai. Pavyzdžiui, jaučia pavydą, jis sako, aš jaučiu kažkur tai nepakankamas. Įdomi, kodėl aš dabar save baudžiu tokiais pojūčiais, tokiam savijautom. Katroje vietoje aš dar sakau, kad man to ir to reikia, kad aš būčiau vertas būti. Čia yra sąmoningo žmogaus reakcija į pavydą. O kita reakcija į pavydą yra, kad tas kaltas, anas kaltas. Tai va, tas vat ir yra skirtumas. Vienas žmogus yra nesąmoningas iš tos pusės, kad jis galvoja, kad čia visi kiti kalti, bet tik tais neis. O kitas žmogus, jisai supranta, kad jame vyksta tas visas jautimas, pasjautimas, interpretacija. Taip ir sakau, žmonės besieliai yra ne tai, kad jie iš vis neturi sielos, o kad jie nevysto, nesigilina į dvasinius dalykus ir jiems tai yra nulis veikų. Kadangi tai yra nevystyta, tai gali būti nulinė būsena, o tai reiškia, nieko tenais nėra. Taigi, grįžtam prie temos apie svaigalus. Kol mes visų tų dalykų neišsprendžiame, kas liečia svaigalų, kol mums nedingsta poreikis jaustis čia ir dabar, svaigalų pagalba, ir kol neišnyksta ta iliuzija, kad tik svaigalai mums gali tai suteikti, o ne asmeninė praktika, ne asmeninis dalykas, tol mes niekur nedarysime. Įsivaizduokite, jeigu egzistuotų tokia cheminė medžiaga, kurią, pavyzdžiui, suvartoja ir tu gali pakelti 200 kilų. 1, 2 ir išgeri tabletę ir už 5 minučių pakeli 200 kilų. Šaunu, ne? Faina. Visi turbūt norėtų. Nieks nebevaikštų į sporto salę ir metus štangos nekilnotų, kad pasiekti po 2-3 metų tokį lygį, kai tu pakeli tą štangą 200 kilų sverančias, kai aš pasiekiau. Jeigu tau tai reikėtų vienos tabletės ir tu pakeli 200 kilų, visi kitą eikti su tom štangam, čia yra bereikalingas dalykas. Kam kilnoti štangą, jeigu tu gali tabletę išgerti? Tas pats dalykas yra ir svaigalai. Jeigu tu žinai, kad tau reikia metus ten terapijos eiti, medituoti, praktikuoti, savistabą užsiiminėti, gilintis į savo tarakonus ir šešėlius ir visus kitus dalykus, kad suprasti, kas čia vyksta, kodėl aš taip sugalvoju, kodėl aš taip interpretuoju, kas čia daros, kad turiu mano vaikystėje arba kažkur tai praeitie nutiko kažkokie įvykiai, kurie mane suluošino ir dėl to aš dabar traumuotas esu ir būtent šitaip elgiuosi. Čia yra daug darbo. Daug pinigų, daug lėšų, daug laiko skirto saviugdai, o ne kažkam tai kaip Netflixui arba žaidimams, arba dar kažkiems nesąmonėms. Toks žmogus tiesiog suvartoja kažkokį svaigalą ir jis yra toj būsenoje, terapiniai būsenoje. Dėl to kartais tas visas svaigalai yra vardinami kaip rekreaciniai dalykai. O recreation tai reiškia atstatomasis. Creation yra kūrimas, tai recreation tai atstatomasis dalykas, kai kurie, pavyzdžiui, marihuana vadina atstatomuoju recreational drug. Tai va tas visas dalykas yra, kai tu gyveni tokioje vietoje, kur ten tave
dekreisina, ardo, drasko ir visai kitaip, per visą dieną tu sėdi net su tuo darbo kolektyvu, net toj darbo vietoj, kur tu sėdi ir savęs nekenti, kur savęs tu neišreiški, kur vis žmonės sako, ko tu čia veiki, tu durnas ir visą kitką. Kai tu atbūni dieną, tu nori grįžti bent kelias valandas pajusti malonumą būties. Tada, aišku, tu savo rankelės tiesi į kažkokį tai gamtos medicinos reikalą, kad pasijusti bent kiek gerai. Bet jeigu tu gyveni savo gyvenamio adekvačiu formatu, tu supranti, kas tu esi, supranti, kodėl tu esi, supranti, priimi savo visokiausius ten žaizdas, savo išsišokinėjimus, tu žinai, kodėl tu tai darai ir kodėl tu kai ko dalyko nedarai. Kai tu vis tai supranti, tada tavo gyvenimas susidėlioja į vietas ir volia. Tu gyveni, šypsais, netgi kartais, kai tu būni visiškai išsitaškęs, susinervinęs, piktas ir visą kitą, tu tai priemi ir sakai, okei, tai yra labai laikina. Tai yra toksai kaip kasko mokestis už brangaus automobilio turėjimą. Turi automobilį ir tada tau reikia kasko. Pavyzdžiui, ten 500-600 eurų papildomai per metus, arba jeigu brangesnis automobilis, net galbūt ir 1000 eurų už tą ramybę, kad jeigu įbrėši kažkur, tai kažkas taip jums ir sutvarkys. Tai va, tu gali važinėti, aišku, su Trantu ir tau kasko nereikės. Tai tas pats dalykas irgi yra ir su visais kitais dalykais. Mes turime investuoti į savistabą, mes turime investuoti į saviugdą, kas ir yra mūsų investicija, kad būtų susibalansavę. Ir papildomi darbai dėl šeimos. Jeigu mes laiką atimame iš jos, nesugebės kompensuoti to, ką šeima praras, kai mes nebūname joje, kai nebūname su artimaisiais, kai nedalyvaujame šeimos reikaluose. Tai va, brangiai, kai jūs norite kvykti apie tai, kad priklausomybės ir narkotikų priežastis yra dyleriuose, arba ten blogam policijos darbe, arba tenais muitinė neužkardo kažkokių dalykų, tai idėja, šiandien laidoje tai išgirdau, kiek visokiausių egzistuoja narkotikų ir kokiais ten būdais juos praneša ir kad žmonės net neturi galimybių suprasti, kas tai per medžiagos. Tai iš tikrųjų mes nesukontroliuosime šitos dalis. Ką mes galime sukontroliuoti? Tai poreikį vartoti. O poreikis vartoti gimsta iš to viso jausmo, kad esi tuščias, nereikalingas, nevertingas. Jeigu norite daugiau apie tai sužinoti, ir labai rekomenduoju pasižiūrėti filmą Traumos išmintis. Ir tenais Gabor Mate viską labai gražiai išdėsto. Kitas dalykas, tame filme yra kalbama ir apie psichodelikus. To vietoj aš nelabai sutinku su juo. Manau, kad tai yra perteklinis dalykas, kaip sakant, nuo vienų narkotikų bėgti ant kitų narkotikų. Be siekio pakeisti savo gyvenimą yra neetiška. Taip, yra tas psichodelikų naudojimas, kad gydyti, kad sveikti, kad pamatyti savo problemas ir jas išspręsti. Bet jeigu žmogus įlenda į psichodelikus ir vartoja jos metų metus ir nevyksta jokio progreso jo gyvenime, vadinasi, tuos psichodelikus išnaudoja svaiginimuisi, o ne gijimui ir ne problemų sprendimui. Tai va. Tai viską, ką dabar susakiau, norėjau susakyti laidoje, bet laiko pritrūko dėja. Tai va, ir jeigu jums tai atrodo aktualu, žinote, ką daryti dabar, žinote, kad jūs turite rasti veiklas, kuriuose jūs gaunate pasiteikinimą. Va, lapkričio mėnesį bus Kizombos festivalis. Ir ten galima pamatyti, kiek daug žmonių tiesiog mėgaujasi nuo buvimo glėbyje, nuo šokio ir visą kitką. Todėl dar galite atrasti ir tas bendruomenės. Kizombos, Dzūko, šokių, kur žmonės yra blaivus, bet jaučiasi, tarytum būtų visiškai apsivartoję narkotikais. Nes per apsikabinimus, per bendrus veikimus mes išprovokuojame savo organizme oksitocino išsiskyrimą, kas mus daro laimingus ir
patenkintus visko, kas yra. Ir tada nelieka poreikio narkotikų vartoti. Jeigu jums tai aktualu, jūs rasite kelių. O jeigu ne, tai ką? Saugokite save, neperdozuokite. Tai tiek.